Utenos Utena pateikė nedidelę sensaciją išvykoje pirmosiose ketvirtfinalio rungtynėse minimalia persvara įveikdama Kauno rajono Laisvę KRS rezultatu 73-72 ir žengė didelį žingsnį link pusfinalio. Lygiose ir labai permainingose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi net 17 kartų. Rungtynės kulminaciją pasiekė pačioje mačo pabaigoje. Laisvę KRS papildžiusi Sandra Balitavičiūtė galėjo tapti rungtynių didvyrę. Tačiau per paskutinę minutę realizavo tik 2 baudų metimus iš 4. Likus žaisti 10 sekundžių rezultatas buvo 72-71. Prieš tai 2 kartus kamuolį praradusi Diana Žintikaitė lemiamų momentų užtikrintai sužaidė puolime ir aidint sirenai 73-72 Utenos krepšininkės įveikė Kauno Laisvę KRS ir iškovojo pirmąją pergalę Lietuvos moterų krepšinio lygos ketvirtfinalyje. Daugiausia 17 taškų Utenos komandai pelnė buvusi Laisvės KRS žaidėja Vilma Tamulevičiūtė. Kauno Laisvės KRS gretose įsiskyrė Ligita Kinkevičienė pelniusi 17 taškų. Aš pati kaip asmeniškai gavau 5 pražangas. Labai sunku žiūrėti varžybas iš šono. Geriau žais, nieko nematys žais. Taip, išėjo Diana. Padarė 2 klaidas, gal viskas žlugo, nes taškas vienas nepakeis, metė baudos metimus Eglė. Ir ką, ir svarbiausia jau pasakyta, treneris buvo priimti kamuolį Dianai, veržtis ir jokių atmetimų. Ir galvau ant tų žodžių, jokių atmetimų gal atmes ir nebeliks laiko ir bus tų pralaimėtos rungtynės. Aš didžiuojas Diana, kad jinai metė. Labai aš netikėjau, kad čia savo salėje pralaimėsim. Aš sakiau, Utenoj bus sunku. Bet čia aš tikėjau, kad jos susikaus. Ištyžusi komanda šiandien buvo. Ištyžusi. Neusivedusi, aš ir taip prašiau, bet aš matau, kad neusivedė tokius. Nežinau. Nėra ką pasakyti. Po tokių rungtynių, jeigu praleidžia paskutinę akimirką, ten pagalbos nėra, mato žmogus veržėsi, tai išeik, bauduok tą žmogų. Gal įmes baudą, neįmes. Mes iškart prieš šitas rungtynės ir anksčiau kalbėjom su panom, kad kam čia daugiau tų peržaidimų, reikia geriau 2-0 ir tiek. Čia nuo jų priklauso. Nuo jų priklauso viskas, kaip jo žais. Jeigu jos kvailios, tai taip ir kvailios. Čia buvo ne žaidimas, čia kažkokia parodija. Į Lietuvos moterų krepšinio lygos pusfinalį pateks ketvirtfinalyje 2 pergalės iškovojusi komanda.